Pirmadienio rytas, sveikinuosi 12 vlogė. Man kiekviena nauja savaitė toks labai keista, kad jau 12 vlogą filmuoju. Tai yra pirmadienis, yra jau beveik 10. Aš šiandien iš tikrųjų ryte labai sunkiai kėliausi, gerai, taip keistai jaučiausi dėl to, kad iš vienos pusės nuo 6 ryto aš jau norėjau keltis, bet iš kitos pusės aš nesikėliau, nes labai norėjau miegoti toliau. Tai kažkodėl taip jaučiu, kad nepasilsiu. Ir nežinau, ar čia tiesiog galvoj nepasilsiu. Žodžiu, tai labai nelaukiau pirmadienio, nes nenorėjau sėsti dirbti. Bet dabar jau kai prisėdau prie darbų, pasižiūrėjau, kad visai faina man šiandien diena yra tokia, sėdu ir darau. Imu ir darau. Tai žodžiu, sėdu ir darau, jau pradėjau darbus ir gana produktyviai. Tai netgi tikiuosi, kad šiandien visai taip viskas gražiai susidėlios. Ir dar turi man tiksliau paskambinti šiandien vienas žmogus. Tai praeitam vlogė dalinausi, kad noriu augti ir tam man reikia žmogaus. Tai turėtų man paskambinti šiandien tas žmogus ir mes pasikalbėsim, tai matysiu, kaip viskas atrodys, kaip viskas skambės. Tai taip atrodo šiandien diena. Čiumpu darbus, nes noriu visko kuo daugiau šiandien spėti pasidaryti, kaip ir visą laiką. Aš šiandien galvojau, kad pasidarysiu čia belekiek darbų, galbūt net anksčiau baigsiu darbus, eisiu kažką pasitvarkyti. Dabar yra be 6:05. Mano planas nepavyko. Ir žiauriai daug šiandien pasidariau ir taip viskas pagal planą, tiksliau, eksydinau savo planą, žymiai daugiau pasidariau. Ir ant galo jau kažkur 3:30 jau buvau į pabaigą. Šiek tiek užsidirbau, užsižaidžiau. Šiandien darbai baigti. Šiek tiek keista man save matyti ir žiūrėti visą dieną be tušo, bet kažkaip vakar visą dieną buvau nepasidažiusi ir norėjau šiandien būti nepasidažiusi. Tai taip ir yra. Tai viskas, šiandien darbai baigti, eisiu vakarieniauti ir laukiu ryklių. Žiauriai patinka, jeigu nežiūrit, jeigu nematėt nei vienos serijos, tai atsisukit, pasižiūrėkit lietuviškus ryklius per TV3 pirmadieniais 7:30, man atrodo, rodo. Žiauriai patinka, mes pradedam, taip užsivedam diskutuoti apie verslus, kurie ten pasirodo, nesu aš ten kažkokia verslininkė, kuri ten labai nusimanytų dalykus, bet kiti, kai pradeda pasakoti, jau iš karto žinau, ką rykliai atsakys, kad ar nemato verslo, ar dar kažkas, ar ten nėra potencialo ir panašiai. Tai visą seriją žiūriu ir labai įdomu pasižiūrėti, su kokiais verslais ateina, su kokiom idėjom, ką papasakoja ir panašiai. Labas antradienio rytas, aš jau po 4 minučių jungiuosi į pirmą susitikimą. Šiandien turiu 2 skambučius su klientais ir po to po pietų turėsiu skambutį su žmogum, kuriuo bandysim kalbėtis, ar galim padirbti dėl mano augimo. Kol kas per daug iš šitą pusę neatskleidžiu, bet jeigu sutarsim dirbti ir dirbsim, tai eiga visą tikrai pasidalinsiu. Gerai, šiandien man yra kalbėjimo diena. Tai labai trumpai, labai greitai nufilmavau vieną reelsą įkėliau. Man taip yra. Man ateina mintis čia ir dabar ir su tuo važiuoju. Bet, tai nėra gerai ir ne iš manęs tai turėtumėt girdėti, bet ką norėjau pasakyti, kad labai dažnai tenka, daugiau tikrai negu 95% verslų, su kuriais pradedam dirbti, ar ten, kad ir bet kokį ten susitikimą, apsitarimą, bet kokį ryšį su mažu verslu, kai esu turėjus, tai tikrai netgi, manau, daugiau negu 95% tų verslų neturi nieko be marketingo.
Tai dabar yra toks labai iškreiptas vaizdas, kad pasidarysiu Instagramą, darysiu viral video, kelsiu to pačiu į TikToką ir leisiu mokamą reklamą ir man pirks. Bet verslas prasideda ne nuo marketingo, verslas prasideda nuo verslo plano, kur aš pardavinėsiu, ką aš pardavinėsiu, kaip valdysiu finansus, iš kur tų finansų gausiu, ką darysiu, jeigu nebus tų finansų, kaip valdysiu likučius, kaip užpirkinėsiu, už kokią sumą užpirkinėsiu, kokia yra mano marža, kiek aš tada turiu parduoti kas mėnesį, kokius pardavimus aš įsivaizduoju, kada tie pardavimai bus geresni, kada bus jie prastesni, kokį mėnesį, kiek norėsim uždirbti ir panašiai ir taip toliau. Ta prasme, yra tiek daug verslo dalykų, kurių visiškai didžioji dalis verslų nepasidaro. Dėl to yra kaltinamas marketingas ar marketingo specialistai. Bet jeigu, pavyzdžiui, turėtume tokį labai paprastą dalyką, ir turėtumėt ne vieno pardavimo kanalą, tada būtų žymiai paprasčiau vien tik iš tos pusės, kad jeigu iš mokamos reklamos nenuperka, jums nuperka per kitą kanalą. Ir taip jūs galite užtikrinti ir daugiau pardavimų, ir stabilesnį savo verslą padaryti ir panašiai. Tai esmė yra paprasta. Ne man reikėtų iš tuos dalykus pasakoti, bet kadangi tenka su labai daug verslų susitikti ir su jais kalbėti ir suprasti jų tą problematiką, tai pirmiausia reikėtų ne į marketingo mokymus eiti ir ne čia ieškoti dalykų, o eiti ir mokytis daryti verslą. Ir tada, kai atsiranda tas visapusiškas darbas, tada atsiranda rezultatas. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Tai suprantu, kad kiekvieno verslo tikslas yra uždirbti kuo daugiau, parduoti kuo daugiau, bet kai tarkim, paimkim verslą, kuris dirba pirmus metus ir kuris dirba jau 10 metų, tai jų galimybės ir pardavimai yra skirtingi. Ir pagal tai mes turėtumėm dėlioti savo planą, kiek turėtumėm uždirbti, iš ko turėtumėm uždirbti. Tai nes dažniausiai kaip yra, tai norim uždirbti bele kiek, ta prasme begalybę ir norim parduoti begalybę gaminių. Ir viską mes norim parduoti, ką mes turime šope. Bet iš tikrųjų, kaip turėtumėm planuoti, tai turėtumėm žinoti, kad žinau savo verslo metų planą, koks yra bendras metų tikslas, kiek parduoti. Tada žinau, kad pavyzdžiui, lapkričio mėnesį mes turim labai gerus pardavimus ir žinom, kad parduosim už X sumą, galim parduoti už X sumą. Ten pavyzdžiui, sausis būna prastesnis, tai sausį mes galim uždirbti tik tais tiek. Ir žinant savo metus, mes išskaidom kas mėnesį ir tada mes turim labai aišku tikslą, kad žinau, kad lapkričio mėnesį mes turim padaryti, tarkim, 20 000. Ir tada, kai dirbam, mes matom, kas vyksta to mėnesio eigoj, už kokią sumą jau nupirko, kiek užsakymų jau įkrito, ką mes galim, galbūt mums dar šiek tiek trūksta iki to tikslo pasiekimo, ką mes dar galim dėl to padaryti ir panašiai. Tai čia yra dalykas. Ir dar kitas dalykas, kad ne visus produktus perka ne visada. Tarkim, jeigu tai yra rūbų brandas, tai gali būti, kad vienus jūsų produktus perka vasarą, o kitus, tarkim, perka žiemą. Ir pagal tai vėlgi reikėtų planuoti, kad jeigu aš žinau, kad noriu ten lapkričio mėnesį pardavimų už 20 000, tarkim, apyvartos padaryti 20 000, ir aš žinau, kad pavyzdžiui perka, palaidinės. Ir aš žinau, kad mano palaidinė kainuoja ten, tarkim, 20 eurų. Tai kiek aš tada turiu tų palaidinių parduoti, kad aš sugeneruočiau tas 20 000. Ir tada labai aiškiai viskas susidėlioja. Ten žinau, kad X kiekį man reikia parduoti, žinau, kad noriu, kad pardavinėsiu palaidinės, nes jas perka ir viskas. Ir tada ant to pušinam ir važiuojam. Ir siekiam ten, tarkim, tos 20 000 apyvartos. Tai toks irgi, tokie labai basic paprasti dalykai, ką turėtų daryti verslo savininkai ir tikrai ne marketingo specialistai šitos dalykus turėtų sakyti. Tai pasidalinu su jumis, jeigu šitų dalykų neturit, tai
Sėskite, darykite Excelį ir rašykitės viską. Bus žymiai paprasčiau ir labiau suprasit, kaip kas vyksta ir ką turi daryti toliau. Kadangi išėjau pasivaikščiot ir neturiu ausinių, tiksliau išsiklausios ausinės, su kuriom galėčiau klausytis kažką. Ir niekam nenorėjau paskambinti. Tai tradiciškai sakau, turiu platformą, kur galiu pablėvyzgot. Tai išeinu pablėvyzgot. Bet pabandysiu jų neperkrauti ir pasidalinti tai, kas jums galėtų būti aktualu ir įdomu. Tai vienas dalykas, kad turėjau skambutį darbo pabaigoj su žmogum dėl savo augimo. Tiksliau, ne dėl savo augimo, o dėl savo verslo augimo. Ir tai šiek tiek apsikalbėjom, manęs apsiklausinėjo, tam, kad galėtų pasakyti, ar galėčiau su jais dirbti, ar ne. Tai įdomus momentas, važiavo mašina ir aš neskubėjau išjungti kameros. Tai čia man tokia savirefleksija. Good job. Bet žodžiu, tai turėjom susitikimą, tuo metu manęs klausinėjosi daug klausimų apie mano verslą. Ir dabar turėsim atsiuntę, tiksliau, keletą video peržiūrėti ir atsakyti, užpildyti tam tikrą testą. Ir po to testo gausiu atsakymą, ar tas žmogus su manim nori dirbti, ir tada jau bus mano sprendimas, ar aš vis dėlto noriu dirbti. Tai įdomus yra jausmai. Tuo pačiu iš vienos pusės eina tokios mintis, kad aš ir taip žinau, ką aš turiu daryti, kad augčiau. Iš kitos pusės eina mintis, kad gal man čia nereikia, kaip čia dabar, gal aš nepadarysiu, gal kaip čia atrodys ir panašiai. Tada eina trečias mintis, kad bet aš nenoriu auginti savo verslo, man yra gerai taip, kaip yra. Aš, kadangi nežiūriu taip rimtai, tiksliau nedarau tokių labai aiškių žingsnių link augimo, tai man gal šiek tiek tai gali būti kaip žaidimas, aš savęs nespaudžiu, tai čia viskas tada yra faina. Tai tokias eina mintis ir faina tada pagalvoti, sustoti. Aš čia galvoju taip, o kodėl taip galvoju, kas čia yra ir panašiai, o ko aš iš tikrųjų noriu ir taip toliau. Su tokiom mintim išėjau, bet sakiau, kad darom tą testą ir žiūrėsim, ar atitinku to žmogaus lūkesčius, ar jisai gali su manim dirbti, tiksliau nori. Ir tada susidėliosiu, išsimegosiu dar ne kartą ant šitos minties ir pati. Tai čia vienas dalykas, apie kurį norėjau papasakoti, bet dar ne paskutinis. Tai dar vienas dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti. Tai šiandien gavau užklausą, kad noriu su manim turėti konsultaciją. Aš paklausiau, kodėl nori tos konsultacijos, kokie yra klausimai. Ir iš pat pradžių negavau atsakymą. Tai čia dar viena atskira tema, kad kaip yra įdomu, kad žmonės nesiklauso. Kaip yra įdomu, kad žmonės neskaito žinučių ir mato tai, ką nori matyti. Tai vakar buvau šiek tiek suirzusi, tai net rašiau, dėl to, kad parašė, kad nori konsultacijos, įdomu, taip toliau ir panašiai. Ir aš sakau, parašykit pagrindinės problemas, kurias norėtumėt aptarti. Aš tada galėsiu pasakyti, ar mes tai spėtumėm per vieną konsultaciją aptarti, ar ne, ir tada galėsim galvoti apie konsultacijos datą. Manęs klausia, tai kada galim konsultaciją daryti? Sakau, tai dar yra laikų, tada ir tada. Ne, man tas laikas netinka. Sakau, kad jūs man neatsakėte į klausimą. Tai vienas šis dalykas, kurį norėjau pasakyti, bet kitas dalykas, kad kai man jau atrašė, kokiom temom norėtų pakalbėti, vienas iš tų punktų buvo originalūs Black Friday pasiūlymai. Ir kodėl yra blogai ir kur yra problema.
Tai problema yra ne tame, kad žmonės nori apkalbėti Black Friday pasiūlymus, kuriuos galėtų taikyti, bet problema yra žodėje originalūs. Čia yra tas pats, kad pasakyk man 3 tips and triksus, kaip man užauginti savo verslą. Nu, nėra kažkokių, originalių, ta prasme, ir aš nepasakysiu kažkokių niekada negirdėtų pasiūlymų, kurį tu gali taikyti. Taip, aš galiu padėti išsigryninti tuos pasiūlymus per tam tikrus klausimus, žinodama verslo specifiką, ką jis nori padaryti, ką jis nori parduoti, kokius produktus nori parduoti, per kokį laikotarpį ir panašiai. Bet aš negaliu ir ateiti ir pasakyti, super duper niekada negirdėto pasiūlymo, nes vienas dalykas tiesiog taip nebus, nes, jau nemanau, kad galima žmonės nustebinti su niekada negirdėtų pasiūlymu. Ta prasme, tai mane užtrigerina tokie dalykai. Ir nesakau, kad kažkas yra blogai su to klausimu, viskas gerai, aš atsakiau, bet aš bijau pasirodyti tada tiem klientam per daug griežta ar, pavyzdžiui, arogantiška, bet aš noriu to pačiu iš karto užbrėžti, kad jūs iš manęs kažko neišgirsit. Tai čia buvo tokia pati situacija, kad klientė šiandien atsiuntė reelsus, kuriuos filmavosi ir ėjo pas fotografę, kuri kainavo brangiau ir norėjo pasidaryti kažką kitaip nei visada. Nei visada daro ji. Ir šiandien pasižiūrėjau tas reelsus. Faini, gražus, viskas, man ten keletą vietų užkliuvo, bet šiaip bendrai visumoje, gražus derinių reelsai. Ir man ta klientė parašė, kad, nieko bet kas tada yra tas ko mes tikimės eidami filmuotis reelso. Čia lygiai tas pats, kas aš parašyčiau tekstą ir sakytų, nieko aš irgi tai parašyčiau. Tai taip parašytum, nes čia nieko ir nėra Čia tiesiog yra parašytas tekstas, arba čia yra tiesiog nufilmuotas, sumontuotas video. Tai manau, kad šiais laikais yra sudėtinga nustebinti tokiais dalykais, bet manau ir neturėtumėm tikėtis tos kažkokios nuostabos. Nebent, darom tokius dalykus, kurių, tarkim, ten Lietuvoje nedaro. Ta prasme, tai tada turi eiti kraštutinumus, kad būtų kažkoks efektas. Tokiom mintim norėjau pasidalinti. Pasidalinkit ką galvojat jūs, kai girdit, klausotės, nes aš tai viena su savim kalbu, aš jūsų minčių negirdžiu, nežinau, kas peržiūri, kas žiūri. Tai žodžiu, viską man rašykit komentaruose. Labas trečiadienio rytas. Dar yra ankstus rytas. Matosi, kad tamsu. Ką tik parėjom su Teo pasivaikščioję. Ir eisiu darytis pusryčius ir sakau, kadangi jau esu čia, tai padarysiu įžangą čia, kad būtų kitokio vaizdo. Šiandien laukia, tikiuosi, rami diena. Darysiu pirmą dienos dalį strategiją ir po to antroji dienos dalį dar keletą naujienlaiškių ir panašių dalykų. Ir, vakar jau pasakojau, kad turėjau tą susitikimą ir, viską pasakojau. Tai prasideda diena, mane kažkodėl pradėjo berti čia smakre tokiais giluminiais spuogais, ko niekada nebūdavo, tai šiaip veido situacija gerėja. Dabar yra jau trečia savaitė po lazerio, kai naudoju visus tuos vaistus ir kremus. Penktadienį dar varau pasidaryti tyrimus, tiksliau kraujo tyrimus pasiimti, papildomus visus, ką man dermatologė išrašė. Ir tada ne kitą, o dar kitą pirmadienį darysiu dar vieną lazerį. Bus įdomu pasižiūrėti, o dabar tai kokios visą užtinus esu. Dar labai rytinis veidas. Viskas, einu darytis kavuko, einu darytis košės, pavalgysiu ir eisiu prie darbų.
Tai sugrįšiu šiek tiek vėliau. Dabar piliau kavą ir beveik, ta prasme, trūko milimetro, kad prapilčiau visiškai kavą. Ir pagal prisiminiau, žodžiu, nepasidėlioju šiandien minčių, per daug galvoju visko. Galėtų būti mygtukas pas mus galvoj, kad paimu, paspaudžiau ir dabar yra mano galvoj arba visiškai nieko, arba noriu dabar galvoti tik apie tai viską kitą užmutinu. Ta prasme, reikia tokio mygtuko, nes aš protėsiu. Ne apie tai. Ką norėjau pasakyti, tai kad kadangi daug laiko praleidom pas uošvius, paskui prieš, kai įsirenginėjom šitos namus, tai 3 beveik 4 ar 4 mėnesius gyvenom pas uošvius. Ir labai juokinga buvo, kai stebėjom, kiek kas kavos įsipila, tiksliau, kiek pila vandens į puoduką. Ir aš, kai piluosi kavą, tai aš piluosi pilnai. Kaip čia dabar parodyti? Va. Tai toks sklidinas puodelis man yra skaitomas, kad pasidariau kavos ir puodelis yra pilnas. O švėjai juokiasi dėl to, kad jiem čia yra jau, ta prasme, žiauriai per daug. Ir jie visada prisipila žymiai mažiau. Tai jau kai aš ateinu darytis kavą, klausia, kiek dar vandens pilt ir aš daugiau. Tai aš jeigu geriu kavą, tai aš noriu gerti sklidinai pripiltą, jeigu aš ten į gyvenimą žiūriu, aš noriu jį vis sklidino, tiesiog viso pilno imti, tai tiesiog užsipilinėjau dabar kavą ir prisiminiau šitą savo teoriją, tai pasidalinu, kad žinotumėt ir jūs. Jeigu ką, aš kavą geriu iš sklidino puodelio, nes aš tada save pasotinu, užpildau tą poreikį, norą ir man tai yra pilnas puodelis. Tai mano filosofija yra, kad aš ir iš gyvenimo noriu viską pasiimti. Jeigu aš viską galiu išbandyti, tai aš viską ir noriu išbandyti. Viskas einu dirbti, bandysiu susidėlioti savo mintis, neišsiblaškyti, nes šiandien žiauriai blaškausi. Noriu viską padaryti ir padaryti neplanuotą, ir padaryti suplanuotą, žodžiu. Tai dabar mano planas yra pirmiausia sėdu ir išsibraukiu iš savo darbus, kuriuos aš šiandien buvau susiplanavusi padaryti. O šiandien man toliau liko sukelti visiems turinį, padaryti 2 naujienlaiškius ir surašyti vienam klientui turinio temas, kad galėčiau atiduoti kolegijai, kad jį galėtų pradėti viską ruošti. Tai pirmiausia, mano tikslas yra pasidaryti šituos darbus, juos išsibraukti savo iš sąrašo. Tada sėdu, peržiūriu porą video nežinau, kiek noriu atskleisti, nelabai noriu daug pasakoti, nes nieko dar nežinau, bet čia dėl savo to tobulėjimo turiu peržiūrėti dar porą video. Ir tada bus testas, kurį turiu atlikti. Tai man labai įdomu yra padaryti tą testą, bet prieš tai aš turiu peržiūrėti tos video. Tai mano planas yra, kad toks savo kaip apsidovanojimas bus, kai pasidarysiu namų darbus, kuriuos turiu pasidaryti. Tada galėsiu save apsidovanoti ir daryti jau pasižiūrėjus tos video testą. Ir tada mano planas yra, kad padarius tą testą eisiu prie Vaugo. Tai esmė tokia, kad aš turiu peržiūrėti vieną dar video ir tada tikriausiai bus namų darbai. Tai nežinau, ar jau bus verslo planų darymas, ar dar ne. Tai man reikia peržiūrėti antrą video tam, kad sužinočiau. Tai noriu šiandien peržiūrėti tą antrą video ir tada žinosiu. Toks yra planas, kurio man šiandien žiauriai sunku laikytis, nes aš noriu tada man kažkas parašo, tada man parašo, kad oi, žiūrėk, mes Black Friday dar kažką sugalvojom, tada reikia keisti planą, tada aš nueinu planą, žiauriai yra blogai, žinau, kad yra blogai,
Bet viskas. Sėdu į savo kėdę ir varau. Laba. Yra ketvirtadienis, nesakau labas rytas, dėl to, kad jau yra beveik 3 valanda. Ir nežinau, ko laukiau šiandien, kad nepradėjau vlogo, bet šiandien pasileido vienų iš klientų, ne Black Friday pasiūlymas, net nedarėm Black Friday pasiūlymo, bet didžiausias metų pasiūlymas, kuris galioja 1 dieną. Tai žinant mane, man šiandien yra be galo sunku dirbti, nes aš vis stebiu, žiūriu, kas vyksta, ten, kas ką perka ar neperka, kur žiūri, kokius produktus žiūri ir panašiai. Tai realiai pirmą dienos dalį tiesiog pražiūrėjau, kas vyksta. Ir labai džiaugiuosi, kad yra pardavimų, aišku, dar ne dienos pabaiga ir norisi dar geriau pavaryti, nes šis mėnuo toks nuo pat pradžių buvo gana lėtas, tai žinant tikslą pardavimų mėnesio, tai norisi pavaryti, ta prasme, maksimumu pasiekti šiandien, dėl to, kad tikriausiai ateinančios dienos irgi bus žymiai ramesnės, būtent šitam brandui. Tai va, tai žodžiu, buvo šitas dalykas, tada jau nudirbau darbų ir dabar laukiu 3 valandą turėsiu paskutinį gyvą susitikimą koledže, paskutinę gyvą paskaitą ir dabar dar, kadangi turiu 15 minučių ir yra įrašyta 15 minučių paskaita, tai įsijungiau pasižiūrėti ją. Ta paskaita yra apie verslo plano pitchinimą, tai kas yra svarbu, kam to reikia ir panašiai. Tai pasiklausau šito, prisijungiu į tą paskaitą, o po to vakare 6 valandą turėsim susitikimą, susiskambinimą su lektoriais, nes pirmadienį prasideda ilgi mokymai, kuriuose aš prisijungsiu liktais 4 paskaitom gruodžio mėnesį. Tai susitinkam visi lektoriai apsikalbėti, pasižiūrėti ir panašiai. Kol kas šiandien tokie darbai ir planai. Šiek tiek chaotiška diena, nes ir toliau viskas sukasi apie Black Friday, visokius pasikeitimus, pergalvojimus, permąstymus ir panašiai. Tai jau šiek tiek laukiu, kad tas lapkritis pasibaigtų su visais savo pasiūlymais. Ir jau pasižiūrėti galutinį rezultatą, kaip visiems sekėsi ir su kuo gerai pavarėm, su kuo galėjom geriau galbūt, žodžiu, tai va. Darbai užbaigti, buvo išeita pasivaikščioti, buvo pavakarieniauta ir aš vėl sugrįžau prie kompo. Tai už gero pusvalandžio turėsim susitikimą su lektoriais, tai kadangi dar turiu šiek tiek laiko, tai noriu pabaigti tą video peržiūrėti, nes jo nebaigiau peržiūrėti iš koledžo, dėl to, kad jungiausi į paskaitą. Tai paskaita buvo apie vieną marketingistą, kuris dirbo Loewe prekiniam ženkle. Ir jisai tiesiog pasakoja, ką jie yra darę, kaip jie išnaudoja AI, kaip jie per daug metų vis dar yra paklausus, įdomus ir panašiai. Tai man tokios paskaitos yra, tokia dvipusė nuomonė. Iš vienos pusės kaip ir yra faina, kad tu gali pasisemti kažkokių idėjų, inspiracijų ir panašiai, bet iš kitos pusės, man šita paskaita nėra naudinga šituose mokymuose. Dėl to, kad čia žmonės ateina mokytis, kaip daryti mados verslą ir tada ateina, žiūrėkit, kaip mes fainai esam padarę su labai dideliu brandu. Man atrodo, kad nėra išgvildenta pats lainas, pati ta linija mokymų, nuo ko tai turėtų prasidėti ir į ką tai turėtų vesti. Tai va, tai tokios mintis ir užsikniusau šiandien su vienais klientais ir su vienu klientų darbu, nes iš tikrųjų pati prisiviriau košės. Tai su vienais klientais mes Lietuvoje leidžiam naujienlaiškius ir kažkur gal spalio pabaigoje parašė, kad sako, mes turim savo padalinį ir Vokietijoje ir norim ten pabandyti leisti laiškus. Gal galim tai daryti, aš jums įmetu šituos kontaktus,
kurie yra užsiprenumeravę Vokietijoje naujienlaiškius ir pradedam leisti. Ir mano pirma klaida buvo, kad aš tuos pačius kontaktus sudėjau jau prie lietuviškų kontaktų į tą patį akauntą lietuvių. Ir kas gavosi, kad nes e-shopai yra atskiri, tai čia atsirado problema, kad mes nematėm pardavimų. Tada aš greituoju būdu padariau nuo lietuviško akaunto, padariau naują e-shopą Omnisende ir gavos tada taip, kad prijungi prie vieno šopo prijungi Lietuvą, prie kito šopo prijungi Vokietiją ir tada matai atskirai rezultatus, bet jie vis tiek yra po vienu bendru akauntu ir tada pinigai yra nuskaičiuojami nuo vienos sąskaitos. Tai gavosi taip, kad tada Lietuva turėjo mokėti už Vokietiją, kas irgi klientams netiko. Tai dabar, ir čia viskas yra porą savaičių bėgi. Ir šiandien aš sukūriau visiškai atskirą Vokietijai akauntą, kad viską atskirai galėtumėm daryti. Ir susidūrėm su tokia problema, kad reikia atjungti Omnisendą nuo seno akaunto ir prijungti prie naujo. Ir kur yra problema, kad kai dirba skirtingi specialistai ir jie nesueina, tai gaunasi taip, kad pradedam badytis užpakaliais. Ir aš šiandien rašau tam IT, sakau, prijunkit, sako, negaliu, tai tu čia turi atjungti. O aš tai iš e-shopo pusės IT žmogus atjungia ir prijungia dalykus. Man sako, ne, tai tu ten turi padaryti, tiesiog ištrink Omnisendo akauntą, o aš ją tiesiog ištrink paimti taip negaliu. Tai žodžiu, čia tokia drama šiandien, kur bandau išsikovoti, aš jau po to rašiau savo pažįstamam programuotojui, su kuriuo dirbam ne prie vieno projekto. Rašau, sakau, ar taip gali būti, nes ne su vienu klientu vis kartais reikia atjungti ir prijungti akauntus ir tai padaro IT iš e-shopo pusės. Ir esmė tokia, kad man po to paskambino tas pažįstamas ir sako, jo, tikrai galima, nes esam darę ir turi leisti. Tai aš toliau kovoju su to programuotoju. Ir tada man programuotojas sako, tai tu turi domeną sutvarkyti, tu turi paruošti viską man. Kaip aš galiu paruošti, aš esu marketingo specialistė, o ne IT. Ir aš techniškai nesuprantu, kaip domenas, iš ko jisai susideda, ar kurį galima ar negalima prijungti. Tai žodžiu, tai kol kas dar kovoju pati, nežinau, jau yra po 5:15, tai nežinau, ar man atrašys. Bet jeigu toliau nesusikalbėsiu, tai jau savo pažįstamui prijungsiu, sakysiu, padėk man išsikapstyti šitos situacijos ir susikalbėti. Tai tame ir dažnai būna problema, nes būna klausimų, tarkim, jeigu yra skirtingos kryptis, ten metacijai, pavyzdžiui, naujienlaiškiai, nuo e-shopas ir socialiniai tinklai, yra ar 4 žmonės imti iš tos pačios įmonės ar iš 4 skirtingų. Tai viskas ok, jeigu tie žmonės tarpusavį gali susikalbėti, bet dažnai būna taip, kad kai nėra kažkokio artimesnio ryšio tarp tų žmonių, tai tada neišeina iki galo susišnekėti. O jeigu dar nevažiuoja bendrai, tai tada iš viso. Tai jeigu viskas gerai važiuojasi, tai šiaip manau, kad yra gerai dirbti su viena komanda, kurie yra susidirbę tarpusavį ir gali susišnekėti, gali susirašyti, gali, jeigu ką, pasiskambinti ir panašiai. Kaip mes šiandien su šituo IT pažįstamu, kai yra problema, skambinamės ir kalbam. Nes kitu atveju, jeigu būtų visiškai nepažįstamas žmogus, tai tikriausiai nebūtų to kontakto. Tai iš tos pusės visai yra gerai turėti tokią gana artimą komandą ir aišku, visada galima, jeigu yra blogai, tarkim, ar reikia papildomos nuomonės, tai verslas gali eiti konsultuotis, kalbėti su kitais, bet irgi čia uždėsiu varnelę, nes tas pasikalbėjimas su kitais
irgi turėtų būti argumentuotas ir tada, vėlgi argumentacija turėtų būti iš abiejų pusių. Ir iš specialistų, kurie dirba, kodėl jie kaip tai daro ir, kodėl yra tokia mąstymo kryptis, o tada tie, kurie ateina pasižiūrėti, jie, gali iš savo pusės duoti, nes kartais gali tikrai duoti gerų šviežių minčių, bet tai turi būti argumentuota ir tai neturėtų būti, čia pas jūs viskas blogai, mes tai geriau padarytumėm. Aš tai jums siūlau, aš tai padaryčiau jums tikrai daugiau pardavimų iš tų naujienlaiškių, nes jūs čia iš vis nieko neišnaudoju. Tai kiekvienas taip gali pasakyti, bet kai yra argumentuota, kai galima susidėlioti ir, pavyzdžiui, su viena kliente, aš nesu e-komercijos specialistė. Ir pačiam versle yra labai daug dalykų, kurie irgi ateina į marketingą ir jeigu pats verslas to nežino ir savininkai to neturi, tai ir tada mums kaip marketingistam neperduoda. Ir viena klientė kreipėsi į e-komercijos specialistę ir jinai sugrįžo su argumentuotais, pateiktais siūlymais, kaip būtų galima keisti, tobulinti, kad turėtumėm geresnius rezultatus. Ir aš, pavyzdžiui, šiuo atveju tai esu pasiryžusi bandyti, nes man pačiai yra įdomu. Nes su viskuo aš galbūt sutinku kaip specialistė, ne visur man atrodo galbūt logiška ir panašiai, bet aš bet kokiu atveju esu orientuota į rezultatą. Ir jeigu mes pakeistumėm ir turėtumėm geresnį rezultatą, tai man iš to yra nauda. Ta prasme, kad aš galbūt ir kažko naujo išmoksiu, kažką naujo pamatysiu, kažkokio kito specialisto, kitą mintį pagausiu, kaip jisai kitaip galbūt matė ir žiūrėjo. Tai šiuo atveju bent jau aš tai esu linkusi į tai, kad viskas okei, kai ateina su argumentuotais sprendimais, kuriuos galima išbandyti ir jeigu tai tik tais atneša dar geresnius rezultatus, tai super viskas tvarkoja, bet jeigu ateina su tokiu, kad mes čia tai geriau padarytumėm, čia nesąmonės jums daro iš viso, tai tokius komentarus net nėra tikslo ir laiko gaišti ir tada jau geriau tokiem klientam sakau, viso gero, eikit tada ir dirbkit su jais, nes jau matau, nes dažniausiai būna, kad su tokiais klientais ir nebeišeina susišnekėti, nes jie viskas man pasakė taip ir dabar čia, tik jie geriausiai, man atrodo, gali padaryti. Ir suprantu, kad kartais tai būna iš beviltiškumo, kai atrodo niekas nevažiuoja, niekas neveikia ir reikia kapstytis čia ir dabar. Tai čia iš tokių skubotų sprendimų. Ir taip galbūt atsitinka ir todėl, kad verslai dirba, mažuose versluose yra mažai žmonių, kurie priima sprendimus. Ir viskas dažniausiai kaba ant vieno žmogaus. Ir jeigu to žmogus šiek tiek panikuoja, tai ir visas verslas kartu su juo panikuoja. Ta prasme, ir jeigu jis pradeda blaškytis, tai visas verslas kartu su juo pradeda blaškytis. Tai tame galbūt nėra labai gerai. Žodžiu, visko prišnekėjau ir 10 minučių šneku ir nepradėjau žiūrėti, tiksliau, vis nepabaigiu žiūrėti to video, tai viskas. Einu pabaigti žiūrėti ir nebepasakoju. Aš po susitikimo apsikalbėjom, kaip viskas bus, kaip viskas atrodys. Man atrodo, kad dar labai anksti mes čia kalbam, bet patys mokymai prasideda ne rytoj, pirmadienį, o mano dalis tiesiog bus gruodžio mėnesį. Paskutinė paskaita gruodžio 23. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kiek aktyvi bus grupė, būtent 23 dieną prieš pat kūčias. Ir dar kas įdomu, kad bus labai daug skirtingų žmonių ir vyriausias iš jų bus 60. Tai irgi bus įdomu, kaip tam žmogui seksis, kaip šiek tiek reikės peržiūrėti medžiagą, padėlioti, kad tikrai visiems būtų aktualu, įdomu. Tai tai žodžiu, pasikalbėjom, pasitarėm, darbai baigti ir tikriausiai, kad viskas, padariau namų darbą, įkėliau namų darbus koledžui. Tai, žodžiu, pasižiūrėjau tą paskutinį mokymą, padariau namų darbus ir dabar daryti jau tą verslo planą reikia. Tai kaip supratau, to verslo plano nereikės niekaip pristatyti, jį tiesiog reikės įkelti.
Tai ten daug yra skirtingų dalių, nu aš labai tingiu jį daryti, ten su visais grafikais, su paskaičiavimais ir panašiai. Tai 2 savaitės yra padaryti įkelti. Nu tai bandysiu savaitgalį arba šį arba kitą sėsti, kad tiesiog kuo greičiau padaryti, įkelti ir atsisveikinti su šito dalyku. Tai va, tai matysiu, kaip čia viskas bus. O šiandien darbai baigti, tai nežinau, jie gal ir net nebeprisijungsiu šiandien, o rytoj be 10:08 aš jau turiu būti klinikoje pasiimti kraujo dėl savo veido. Tai va, tokios žinios. Labas rytas, penktadienio rytas, norėjau sakyti pirmadienio. Aš ką tik po kraujo tyrimo ir važiuoju namo, pusryčiauti, išvesti Teo ir eisim darbuotis. Tai va, tai jau šiandien rytas prasidėjo ir nuo tokių ne pačių fainiausių procedūrų. Tai va, pasidariau kraujo tyrimus ir viskas. Važiuoju namo, penktadienį pradedam.